Čia tas baisus klausimas, ne? Viso gero. Ne, dar ne viso gero. Sveiki, mėlėjai, sveiki atvykę dar vieną sekmadienį į Atgal šulin. Antrąjį sezoną, 5-ąjį epizodą, šiandien vyksta tėvelių susirinkimas. Tai tikiuosi, kad savo tėvelius irgi pakvietėt, nes šiandien klasiai turėsime nuostabių tėvelių, kurie pabandys sudalyvauti pas mus Atgal šulin. Ir dabar norėčiau pasikalbėti su mūsų pirmąja dalyve, mieloji Karolina Sla. Labas, kaip laikais? Gerai, truputį jaudinuosi. Karolina, ar turi nuojautą, kaip manai, iki kiek šiandien nueis? Pradinės turėčiau išeiti, nes dirbu mokykloje ir padedu pradinukam. Tai pasiskaičiavau, kad čia turėtų gal pavyks. Nors labai viliuosi, kad visi pradinės išeis. Ar bijai kažkurio konkurento, sakykime, tėvelio, vat būtent ateiti tėvų susirinkimą ir dabar kažkurį tėvelį pamatyti ir galvoju, nu prieš šitą, tai jau šansų neturiu. Man atrodo, Tomas Dirgėla lietuvių kalboje labai pasikaustas turėtų būti. Kol kas palinkėsiu gero žaidimo ir pasikalbinti mūsų antrąjį šio vakaro dalyvį, Mantas Stonkus. Sveiki, kaip laikotės? Labą dieną, mokytojau. Mokytojau, neatsinešiau fizinio šiandien, žinokit, atsiprašau. O bus fizinis? Jeigu suksi ratą, kurį čia bus pagalbos principas, jeigu suksi ratą, tada reikės daryti fizinį, bet jeigu neturi, vis tiek suk ratą. Nieko tokio. Aš žinau, netoli geriau nubėgsiu, pasiimsiu aprangą. Gerai, matau. Gerai. Atėjot pasiruošęs šiaip? Jaučiatės pasiruošęs bent? Ne, aš esu aktorius, aš mokykloje. Tu per daug dalykuose. Per matematiką. Ne, aš per matematiką ruošdavausi sausio 13 arba vasario 16 minėjimams dažniausiai, arba kovo 11. Čia netgi nesvarbu, ar būdavo rugsėjus ir ruošdavaisi? Jau iškart reikėdavo pasiruošimą. Aš aktų salėje mokykloje realiai lankiau tik tai. Nu, bus įdomu, matematika. Šiaip nebus per daug sunki pradžiai, bet labai įdomu, kaip tau seks. Ar bijai kažkurio kito iš tėvelių? Tai Katleris. Labiausiai jo bijau, aš manau, kad prognozuoju, kad jisai gali laimėti. Simonas Urbanas, manau, irgi yra pasikaustas. Na, šiaip visi yra ir visos merginos yra neprognozuojamas. Ačiū tau, Mantai, ir palinkėsiu sėkmės šiandien. Svarbiausia daryti Simas. Kaip laikaisi, Simai? Labas, gerai. Ar pasiruošęs pamanyti antrus metus tėvelių susirinkimą? Pasiruošęs. Praeitais metais, man atrodo, nelabai gerai sekėsi, tai tikiuosi, šiais metais bus biškiai geriau. Ar idėjai nors kiek pastangų, kad būtų tas geriau ar ne? Ne. Simai, esi daugelio, sakykime, tėvelių svajonė, nes tu esi full-time streameris, praktiškai žaidi žaidimus ir prižiūri vaikus. Tai aš dabar jau pirmąją atžalą po truputį pratinu prie žaidimų, kaip jo žaisti, kaip daryti taisyklingai, nes manau, žaisti aš galbūt labiau mokau ne pačių sėdėjimo prie kompo, o į ką atkreipdėmėsi, nes dažnai būna tėvai numeta vaikus prie kompo, nu jūs man nesimaišykit, sėdėkit. Tai stengiamės kokybiškai sėdėti ir tos žaidimus žaisti ir sustoti, kai jau matom, kad emocijos ima viršų. Kaip dėl kitų tėvelių, bijai kurio nors tėvelio šiandieną? Tai Tomo turbūt ir Katlerio labiausiai, nes vis tiek. Apsiskaitę. Apsiskaitę vyrai ir jo. Kita mūsų dalyvė Lina. Nėra blogo oro, tinklaraštininkė. Jeigu jūs nežinot, ką nuveikti ir Lietuvoje, ir kiek žinau, ne Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, ir turbūt yra dar net šalių. Tai... Lenkija, visur, kur tik įmanoma, turbūt stengiamės. Tai va, ir nėra blogo oro, nuėjot ir galit pažiūrėti, ką su savo šeima nuveikti su vaikučiais. Taip, tai čia yra... ir tikslas yra, kad tėvams būtų padėta po ranka, ką jie gali veikti su vaikais ir dar nėra blogo oro, nes bet kokio oro galima veikti tikrai smagus dalykus. Berniukų ar merginų labiau bijai? Aš iš tikrųjų irgi Dirgėlos bijau. Visi, supratau. Kad jisai turėtų būti tas, kuris duos į kaulus. Palinkėsiu tada jums sėkmės žaidime ir mes pasikalbinsim mūsų kitą tėvelį. Simonas Urmanas, sveikas, Simonai. Kaip dabar tavo oras ten, sakyk, visam kitam pasaulio krašte? 25. Ir aš jaučiuosi, sakau, kaip vasarą visi už lango žaidžia, o aš paliktas kažkodėl dar... Pamokų? Bet čia pamokos. Tu tos pačios nuomonės, kad Tomas ims čia viršų, ne? Nes taip sakęs Simas. Ne, Katleris, aš manau, jiems viršų. Stipru. Nes yra didelė kakta, reiškia didelės smegenys, tada veda laidą tokią, kur ten irgi reikia daug galvoti ir daug atsakyti. Tai aš manau, kad jisai ir egzus gerai baigęs. Aš kažkaip jo labiausiai. Simonai, tai ačiū tau labai ir palinkėsiu sėkmės žaidime. Mantai, sveikas, Mantai. Halo. Kaip laikais? Gerai, aš galiu pasakyti kai ką. Davai.
Kadangi čia tėvelių laida, aš liūdnesnės šutvės nesumatęs. Aš netrodo, iš jūsų vaikai išsirbė visą džiaugsmą. Čia visi tokie liūdni žaidimai, nes jaučiu su komikais linksmesni pristatymai. Ne, žinok, aš... Turi vieną laisvą valandą per savaitę ir jie išnaudojo tam dalykui ir dabar gailis, kur galėjo pamiegoti. Man tas yra vaiko, sakykime, savo šuniuko tėtis ir praktiškai kiek jau šuniukui metų? Nepasakys. Arba, palam. 2019 pirkom, tai kiek čia 4,5 metų, Liepos mėnesį bus 5 metų. Tai va, jau irgi ne ką mažą vaiką. Aš dalyvauju visur, kur Stonkus dalyvauju, nes jeigu man neleis, jeigu nebūtų buvę čia Stonkus... Aš Stonkus turiu visur nugalėti, kur tik įmanoma. Gerai, galėsiu įrodyti šiandien. Bijai šiaip, visi tavęs bijo, o tu kažką bijai? Nežinau, čia dirgėla visos moters, bet aš pasakysiu taip, moteris man visą gyvenimą nuvertino. Simonas ir Stonkus žino, kiek aš galiu. Stonkus šiandien ir Durnas irgi, visi čia nebuvo paminėtas, man atrodo, bet tų mokyklinių žinių žino, jis iki 8 klasės, man atrodo, mokėsi, vėliau gal tik nustojo, metė tą akademinę karjerą, manau, jis į pradžią labai gerai varys, vėliau žiūrės. Palinkėsiu sėkmės, ačiū tau. Karolina, kita mūsų. Labas. O, iškart, žiūrėk, pasakė Mantas apie nuotaiką visą, kad liūdni visi, tai iš karto su nuotaika atėjo. Aš iš karto žinau, kad reikia eiti su užsivedimu, nes kitaip galima labai susijęs, tai man geriau hypint ir tada bus gerai. Gerai, užhypins ir paklausimus, aš tikiuosi iš tavęs gerų atsakymų šiandien. Tai lygiai taip pat Karolina turi irgi namuose švarus savo įsteigtą, sakykime, tokia įmonėlę. Jis moko žmonės, kaip būti švariems namuose. Įdomu. Švariems namuose, kaip turėti švarius namus gal labiau, bet ir švariems namuose būtų gerai. Bet ir, gal teisingai tu pasakai, bet tai va, jeigu netvarkai gyvenat, manau, kad reikėtų užsukti pažiūrėti, ką kelia šiaip Karolina, nes pamotyvuosius. Visko tavo geriausio, kaip sakoma, linkim nugalėti šiandieną ir gal susimatysim irgi finale. Įrodė, kad ne Tomas turėtų laimėti to. Bet aš vis tiek kažkodėl galvoju, kad gali laimėti Katleris. Aš, ta prasme, net nebijoju, žinok. Iš tikrųjų, aš net nežinau jūsų lygio, jūs visi atrodot protingi labai. Nu, pasižiūrėsim. Pristatysiu paskutinį mūsų dalyvį, kurio visi bijo, tai Tomas Dirgėla. Tomas yra pas save Instagramą parašęs apie 60 knygų, teisingai? Virš. Prašau nežydinėti, virš 60. Atsiprašau, virš 60 knygų. Tomas tikrai su lietuviu neturės problemų. Ko palinkėtum visiems dalyviams dar, tai prieš einant į ekraną, kur visi kartu? Nežinau, aš palinkėčiau Katlerio nebijot, nors jisai iš Panevėžio, bet jo kebabinė po 3 dienų bankrutavo, tai manau viską pasako. O ir palarim tai, 3 dienos buvo tik tai? Gal 4, jis dabar negali atsakyti nieko, tai 5. Ir noriu pasakyti, kad mūsų pagrindiniai rėmėjai Alfa Erdvė, kiečiausias ir inovatyviausias būdas mokytis matematikos, dabar jau pradėjo savo 3 iššūkį kartu su Atgal su Lenta, kuris prasidėjo, bet būtent dabar. Tai galite spręsti, jeigu sprendėte 1, 2, dabar atėjo laikas 3. Galutinis rezultatas priklauso ir nuo atsakymų greičio. Gali dalyvauti tik mokiniai, žinoma, tai tėveliai visi, kurie susirinkote pažiūrėti, kaip kiti tėveliai dalyvauja Atgal Šulen, šiuo atveju negalės dalyvauti, reikės pažymėti mokyklą. Finalas gyvai vyksta sausio 19 dieną, galimai ir jūs ten gausit sudalyvauti, išsprendė iššūkis, o pagrindinis prizas bus iPhone 16, dėl kurio visi ir kovosite. O dabar, nieko daugiau nelaukiant, aš esu jūsų mokytojas Lukas Čestovas. Šiame pagreitintame kurse bandysite praeiti pro 1-12 klasės klausimus, įskaitant ir darželio lygio. Kiekvienoje klasėje bus užduota po 3 klausimus, atsakyk teisingai per duotą laiką arba gausi 2. Tai čia jau ir tėveliai klausosi įdėmiai, nes surinkus 3 dvejetus būsite diskvalifikuotas iš žaidimo. Visi turite ir čato pagalbą, kurią panaudojus klausimo metu galėsite žvelgti į transliacijos komentarus ir išsirinkti savo norimą atsakymo variantą. Panaudoti čato pagalbą galite ne vėliau nei likus 20 sekundžių iki laikmačio pabaigos. Papildoma pagalba bus suteikta visiems baigus pradinės klases. O visos pagalbos yra panaikinamos finalinėme etape, kai lieka 3 žmonės, taip kad netaupykite ir nepamirškite jų panaudoti. Už bet kokį nelietuvišką keiksmažodį visa klasė kitam klausimui laiko atsakyti turės 2 mažiau. Prasidės įdomioji dalis. Jau klasė susipažinus prieš tai, dabar beliko sužaisti. Ar visiems viskas... Ar turit kokių klausimų dar prieš? Namų darbų bus. Neužduosiu. Nu tai ką? Sveiki atvykę į darželį. Kaip vadinami tetos vaikai? Ne per sunkiausias klausimėlis. Kaip susikaupti. Ir laikas. Ką parašėt? Oi, Katlerio tai neskaitysiu, gal galit mokytų kambarys man pasakyti, ką parašė Katleris? Aš labai galiu pasakyti.
Pasakyk, ką parašai, ką dar. Pusbratkis ir puskė. Dukterėčia, sūnėnas, pusbroliai pusėse, sūnėnas, dukterėčia. Čia irgi Sūnėnas, sūnėnas. dukterėčia. Galim parodyti atsakymą. Bet čia toks triki labai. Nu, sveika atvykusi atgal šulien. Atsakymas buvo pusbroliai ir pusseserės, nes mano tetos vaikai. Man teta ir jos vaikai. Čia buvo darželio lygio klausimas. Nu jo, teoriškai. Aš ilgai neįsilaikysiu. Tai mes turėjom 4 ant pirmo darželio klausimo, va taip. Nu jo, aš tikrai nesitikėjau, kad jūs neatsakysit šito. Šiaip tie, kurie atsakė teisingai, jūs sutinkat, kad blogai atsakė, ne? Čia. Mes sutinkam, Nesąmonė, va čia. Ant tiek nesigaudyti. Kvepiant rekordais kažkokiais, man atrodo. Antrą klasę tai... Kiek raidžių yra žodyje katė? Kažkas čia bus sukta, ne? Ne, čia nieko sukta nėra, tikrai. Skambutis suskamba ir ką parašė visi dalyviai? 4. Galiu pasakyti, kad jūsų atsakymas buvo teisingas, visi praėjote antrąjį klausimą. Ir trečiasis darželio klausimas skamba taip. Kiek kojų turi bitė? O, okei. Visą gerą. Ne, dar ne visą gerą. Wow! Pagalbas nebegalim. Čia nebegalima. Skambutis. Simonas vienintelis parašė 4, kiti mano, kad 6. Kodėl galvoju, kad bitės turi 4 kojas, Simonai? Neįsivaizduoju. Kaip manai, kiek pas vorą kojų yra? Nes buvo šitas klausimas pas streamerius. 6. 8. 4 poros, taip tu užtat. Tai atsakymas buvo 6 arba 3 poros. Kaip man patinka, kad tu tą, kuris nežinojo, kvieti per lentos. Ir turi būti. Tas mus traumavo mokyklai, tu dabar gražini tas emocijas. Aš dabar galvoju, kad aš 1000-mečio vaikuose su pirmokais gaučiau malką. Sveikinu praėjus darželį, nieks neiškritot, tik 5 žmonės turi po 2. 5 minus 3 lygų. Nieko sukto, pažadu Tomai. O kodėl darželio klausimai sunkesni negu mokyklos? O iš kurios pusės reikia atimti? Skaityk nuo kairės į dešinę. Visi parašė 2. Yeah! Tomai sveikinu. Atsakymas iš tiesų buvo 2. Toliau va čia bus toksai bendro išsilavinimo. Pažiūrėsim, kaip jums su pasauliu sekasi ir jo pažinimu. Kuri daržovė subrandina derlių virš žemės? Ar tai morka, burokas ar moliūgas? Kaip Karolinos. Aš dar nueinu patikrint, ką parašau, ar tikrai tą parašau. Tai gerai, taip ir reikia. Gal pakeitė? Jo, grinai, gal kažkas pakeitė. Kur tikrini ChatGPT? Atsakymą visi parašėt moliūgas. Kaip Tomas irgi parašė moliūgas, C raidė. Atsakymas buvo moliūgas. Wow, liko pirmos klasės vienas klausimas, kuris mano žiniomis atrodo sudėtingas. Bet jeigu žinot. Tikėkime. Aš irgi tikiuosi. Kiek yra garsų žodyje choras? Žodis choras, kiek yra garsų žodyje? Neskiemenis, nekirčiavimas, garsai. Čia tas baisus klausimas, ne? Nu, aš taip galvočiau, nežinau, man taip atrodo, gal tai nėra baisus. Apart to, kad Simonas parašė 6 vienintelis, bet gal jis yra teisus. 6 lentos. Lentos kviesčiau. Atsakymas buvo 5, nes C ir H skaitosi kaip vienas garsas žodyje. Aš norėčiau dar namuose švaru pasiklausti, kodėl 4 garsai. Mano 5 buvo, bet aš nežinau, kodėl man ekrane 5. Nepasitikrinai antrą kartą. Pas tave tai aš mačiau 5. Taip, pas mane 5 buvo ir aš dabar irgi žiūriu, kad kažkodėl pas mane Tai reiškia čia kažką- ekrane. Sabotažas. Ar iš mokytojų klasės turi kažkas galimybę pakeisti mūsų atsakymus? Neturi niekas, Tai pažadu. kaip pasikeiti? Bet tai aš dabar matau tavo ekraną, ten yra 5 parašyta. Va tu man dabar ir paaiškink. Aš matau gerai, aš neturėjau prie ko prikėti, kodėl man tas klausė, tai ir jam turi atsakyti, ne man. Man irgi rodė 4. Jum irgi rodė 4? Taip, Taip, taip. 4 rodė, 4. Klasės numylėtinė. Jo, ir dabar atleis. Ką nusivaliai gero, ką darai? Atrodo, kad tave sunervino šitas labiau negu. Aš susinervinau, aš atsinešiau dobalius. Galvau, per 2 valandas praliksiu, kol čia filmuosim, aš nebeturiu ką valgyti. Reikėjo 4 atsinešti. Pas mane rodė 4, bet buvo 5. Sveikinu atėjus iki 2 klasės. Pasaulio pažinimas. Bendras išsilavinimas. Nebus sunku gal. Simonai, tau vaikai padės namų darbus daryti, žinai. Bet jie. Aš jau matau. Link to ir eina. Net nebandyk lyst padėti jam, nes tu sugadinsi žmonėm visą gyvenimą. Taigi jie geriau patys išaiškina. Įvardink bent vieną gyvūną, kuris gyvena tvenkiniuose.
Rašyt gyvūną reikia. Gyvūną, bet kuris gyvena tvenkiny. Ar galima rašyt, pavyzdžiui, reperį? Grupė. Ką daugiau? Ai, gerai, tinka. Vandens čiuožikas ir rūpužė. Dviejų nereikėjo, abu bebras. Nu, bebrus. Bepala. Aš dabar galvoju, ar bebras tvenkinius daro. Ons pats tvenkinius daro. Jo, jie gyvena sausumoj, bet vandens čiuožikas rūpužė gyvena, taip, tvenkiniai, tai su šitą galėčiau pateisinti, bet bebras, nu jis ne tvenkiniai gyvena. Ne. Atsakymas šiaip buvo daug tinkamų. Taip, aš gausiu dabar už šitą. Nu, bebrų darbą. Nu, bebrų darbą, tai, Anei, padar tvenkinis, katro pusė žiūrint mėgoja naktį, ar bebrą dar. Tai gerai, bet jeigu jis pridalyvavo ir mėgoja tvenkinį pusę, tai pagyven naktį. Ant nėra ko užtvenkti, tvenkinys jau vyrons tuok. Piškia, kepario. Jeigu pagooglini bebrą, rašo, yra girių piligrimai. Jie giriasi. Parašykite žodžio vabaliukas, kreipinį. Vabaliukai. Čia toks tricky, atrodo. Nes ir taip gali būti. Vabaliukai. Gal rodo atsakymus. Jau baigės laikas. Ne, baigės laikas jau, jo. Vabaliukai ir vabaliukai. Gerai, aš lyderis, viskas. Vienas klausimas ir pabaigsime antrąją klasę. Antras dveits pareina. Ne, nebus sunkus, tikrai. Nuoširdžiai. Mokinys užrašė visus skaičius nuo 0 iki 12 imtinai. Kiek kartų jis parašė skaičių 1? Nuo 0 iki 12 imtinai. Skambutis. Skaičių ar skaitmenį? Tai gerai, parašėte 4, 5. Urbanai, 5 ar 6 urbanai? 5. Jis du šauna. Galiu išvardint. Išvardink visus 5, kad klasė žinotų. Gerai, tai 1, tada 10 yra 1, tada 11, dar 2 ir 12, 5 vienetas. Tomas Pušovas su 3, Karolina ir Mantas Stonkus taipogi gauna po... Aš čia nesuskaičiavau 10. Aš ir buvau 4 parašęs ir tiesiog bandžiau paskutinę sekundę taisyti. Nu nieko, dar ne viskas prarasta, Mantai. Aš nebegaliu. Eiktų, aš viskas. Aš einu turinį vaikams kurti telebimbam. Aš jau noriu eiti mėgoti. Man norėčiau, kad ir gėlą pasikeltumėt lyderį. Apie kebabinės man kažką sakė. 5 dienos. Ne apie tavo kebabinę, galimai. Žiūrovai, jeigu dar žiūrite, noriu paminėti apie Lorenz traškučius. O aš tas persimato gerai. Naturals! Net veidą nebesimato. Yra ir crunchy, ir naturals, ir pomstikų savo smagiam žiūrėjimui. Nesvarbu, ką žiūrėsit. Jeigu dar nespėjot paragauti, būtinai įsigyti šauktukas Lorenz. Bijot kas nors muzikos? Jeigu ne intent, ne. Kaip vadinasi žmonių grupė, kuri dainuoja kartu? Įvairiai. Ne, gali būti hiperbolė, pavyzdžiui. Gali būti... Galima kelis parašyti. Preferably vienas, nes jeigu tu parašysi ir vienas tik, tai nelabai nori suskaityti. Man tai galėtų viskas būti iš dailės ir muzikos. Horas. Gražu. Ir visi yra teisingai. Gerai. Kas yra pagrindinė Saulės sistemos žvaigždė? Dabar keitės, šiaip savininkai keitės, tai nežinau, čia nauji ar kuri kada klausimus rašytus įdomu? Žiūrė, kurioje sistemą. Ar tos tikrosios, nes jūs pasidomėkite. Ne, jūs jeigu pasidomėtumėt, šiaip yra 2. Jeigu ten jau leiskime, jeigu taip įdomu, jums aš galiu papasakoti. Galėsi pasidalinti po 20 sekundžių. Man reikia pagalbos. Nebe, jau pavėlavai. Būtum 7 sekundėm anksčiau, negu kai pradėjai sakyti, tada... Aš nežinau. Skambutis? Simonai! Mėnulis. Simono atsakymas mėnulis, jis gauna savo 3 dvetą ir šiuo atveju, Simonai, dar net sveikinu, nes galbūt nugalėsi po to. Man tai apie tą žvaigždės papasakok man. Ne, čia buvo triukus Simoną išmesti žaidimą.
Evil, visiškai piktadaris. Netekam klasioką pirmojo. Kiek valandų yra 75 minutės? Pasakysiu, kad tinka, kad parašytumėt ir kiek valandų, ir kad parašytumėt kiek valandų ir minučių. Nu, ir skambutis nuskamba, o ekranuose matome, kad parašė 1 valanda ir 15 minučių. Ir tuo tarpu... Mantas norėjo... Ne. Žiūrėkit, jis gerai parašė, nes jis parašė 1/4. Ketvirtį rašėjai. Norėjo apgaut, man atrodo, jis tokį padaryti. Yra 0,5 ir ketvirts. Bet nereikėjo H raidės tada gale. Ir ketvirts. Jeigu 10 netrupmena rašyti, tai čia yra teisingai parašyta, jūs irgi teisingai, tai... Bet tau H raidė Jis tiesiog nori būti protingesnis, įrodyti, kad moka ir supražino daugiau. Tai yra 1,25 valandos. Jis buvo teisus. Aš galiorkai pasilikau vieną draugelį. Čia maitė, tai galiorkai gali sėti. Aš čia nenusikeikiau. Aš čia nenusikeikiau. O gal reikia nusikeikia jiems greičiau? Kad greičiau varyt, davai įterpiam kiek smažinti, kad reikėtų greičiau varyt ir stresą įkelt. O, vaikas vienas atėjo. Katlerio mama atėjo. Klasika. Ežys yra augalėdis, mėsėdis ar visaėdis. Visi turit čato pagalbą. Jeigu nesat užtikrinti, galite panaudoti. Aš noriu čato pagalbos. Karolina naudoja čato pagalbą. Karolina, eik žiūrėti, ką rašo žmonės čate. 10 sekundžių. Na ir visą gerą tarp. Ne. Be pavūk. Ir skambutis. C. Tai blogai. Skambėjo. Ant visko nėra. Nu taip, Katler. Todėl atsakymas yra C. Jo. Mantas mano, kad mėsėdis. Manai, kad augalių valgo. Kad mėsą ėda tai tiksliai ir paspaudžiau mėsą ir kažkaip nežinau. Esu matęs, kaip ežys dvieslėną kapoja. Tai tas yra įstrigę visam gyvenimui apie ežį. Ne ežys, kuris oboliuką neša ant kupros, bet tas, kuris dvieslėną draska. Tai tą pasižymėjau, bet viskas gerai. Aš pas mane vaikai atvarė ežį su praniukui kačiuką. Tai tarp kitko, taip, tai yra tavo trečiasis dvejetas. Šiuo atveju tu kol kas krenti žaidimo, bet man tai, ačiū labai. Dar kol kas neatsisveikinu pilnai, nes galbūt sugrįši, bet kol kas palsiek. Padėkite kablelį. Lyja, bet aš turiu skėtį. Lyja ir parašai kablelį, matau po to. Visi parašė ten pat. Nu, tai atsakymas iš tiesų buvo kablelis ten pat. Sveikinu su to. Kol kas visi esat teisus. Ir vienas klausimas, ir būsim praėję pradinės. Matematika, taip ir galvoju. Tikrai nesunkus. Nepasimeskit svarbiausia ir suskaičiuokit teisingai. 145 minus x lygu 94. Čia be skaičiavkių dar raundus, ne? Be skaičiavkių dar. 10 sekundžių. Skambutis suskamba, visi parašėte 51, išskyrus Karolina. Aš buvau gerai gal gali pasakyti mokytojų kambarys, kad buvau gerai Man jie sako, kad 5 kartus buvai pertaisiai savo atsakymą. Kodėl taip nepasitikėjai savim? Labai, gal tas yra nefaina, kai jau turi 2 dvejetus, tu galvoji, kad vis tiek toj krys, tai stresas ima. Nežinau, nu kažkaip pat apsišovau. Linkiu visiems sėkmės. Nu, su tuo, va. Ačiū tau. Dar kartelį. Neišeik, nepabėk, jei gali, o palsiek tada tiesiog kol kas, okei? Paskui 4 klasės. Leiskit pristatysiu naują pagalbą. Mitijų ratukas. Ir pažiūrim, kas jis toks. Kiekvienas dalyvis po 4 klasių gauna Mitijų ratuko pagalbą. Dalyvis šią pagalbą gali išnaudoti pakėlusi ranką ir pranešus mokytojui prieš pasirodant kitam klausimui. Panaudojus pagalbą, sukamas Mitijų ratukas, kuriame bus kūno kultūros užduotis arba klausimo pralydimas. Įvykdžius užduotį, klausimas taip pat yra praleidžiamas. Tai turim tokį Mitijų ratuką. Tai tą pačiu pamatė čia mūsų nuostabiuosius Mitijų krančio botanėlius, kuriuos galite įsigyti visose Maximuose. Jeigu neragavot, paragaukit, labai geri botanėliai. Žiūrėkit, prie jūsų dabar atsirado Mitijų ratukas, toksai spalvotas. Aš iš karto noriu pasimti tą pagalbą. Sukam ratą? Jo. Okei. Aš turiu vieną šansą, aš stengsiu 5 klasėje. Nu, va tokį. Tiesiog praleisk. Nu, klausyk, pasisekė. Įvardykite 2 iki dabar išlikusias baltų tautas. Noriu tos pagalbos. Čato pagalba. Lina nėra blogo oro, naudoja čato pagalbą ir eina žiūrėti, ką rašo žmonės. Simas irgi naudoja čato pagalbą ir eina žiūrėti, ką žmonės rašo. Aš nenaudoju, neatsidarysiu. Man tai per kiek laiko atsakymą parašy? Aš greit, bet nebūtinai, žinok, nebūtinai teisingas. Latviai, kuršiai ir žemaičiai, baltai ir žiemgaliai. Įdomu, žinot, kad baltų tauta baltai.
Yra. Įdomu, Aš nes iš pradžių galvojau rašyti baltai irgi, bet po to spėjau pagalbą paimti. Simas panaudojo pagalbą ir ją panaudojo teisingai, nes Ačiū, čiatas! Wait. Katleriui pirmas dvejetas. kokia kalbos dalis yra pamoka? Žinosit, manau, visi. Visi parašėte daiktavardis. Atsakymas buvo iš tiesų daiktavardis. Jūs parašėte teisingai. Kiek metrų audinio buvo įsigyta už 17 eurų, jei 1 metras kainuoja 4,25 eurų? Nėra sunkus tikrai. Aš kaip tą matematiką overthinkinu. Aš taip už 5 klasę. Jeigu visi parašėt, galit visi pakelti rankas. Jeigu visi pakelia rankas, mes galim greičiau pabaigti timerį. Ok, visi pakelia rankas, galim pabaigti timerį ir pažiūrėti, ką parašė visi žmonės. 4, 4, 4, 4. Atsakymas buvo 5. 4. Manai, kad tu turi šansų net nugalėti gal šiandien? Šansų, kad nugalėti ne, nes manau, Mantas čia per klaidą tą dvejetą užsidirbo, bet jeigu aš daeisiu iki to atėmimo dvejeto, aš bent vieną kartą trumpam išsiveršti priekį, neturėti ne vieną dvejetą prieš Mantą būtų pasiekimas, o po to jau galiu išleisti. Informacinės technologijos. Jo, turim pirmą kartą informacinės technologijų klausimą. Aš kartą sakau, aš vienintelis klasį kompo neturėjau iki 12 klasės. Ne, bet žinosi. Nėra mano irgi. Ką atlieka formulė programoje Microsoft Excel? Sum A2 2.A42. Aš irgi noriu pagalbą. Rimtai, žodžiu, palakas. Lina. Namuose švaru ir Mantas Katleris naudoja pagalbą. Ai, čia toks paprastas atsakymas, vieno žodžio tipo? Jo, realiai. Ai, nu tai tiek, tai būčiau pats parašęs. Tai aš tas neverčiau. Pats nusprendai naudoti. Ir 3, 2, 1. Pažiūrėsim, ką parašėte. Suma iš 2 langų. Norėjau parašyti. Sumuoja sudėties veiksmas, sumuoja, sudeda. Žiūrėk, suma iš 2 langų. Tu galvoji, kad A2 ir AKM2 būtų paėmę tiesiog ir padarė, kad iš tų 2 langelių suma? Nu, priklausomai koks veiksmas atliktas, ar sudėtis, ar atimtis. Taip matosi veiksmas prieš. Sum. Tai yra suma. Taip tu atsakai gerai. Bet aš dabar galvoju, ar iš 2 langelių. Tu man prašai žodį. Aš galvojau iš A2 ir aš AKM2. Ne, čia yra nuo A2 iki AKM2. Tai prašosi. Excel'yje. O, bet suma žodis yra. Nu, teoriškai yra. Mokytų kambarys, ką manot? Nu gerai, jeigu jūs taip nusprendėte, tebūnėta neteisingai. Būčiau nerašęs ten, galo nieko, viskas. Būtum nerašęs, būtų viskas. Būtų užtekęs sumą. Ir kadangi Simas pasakė, kitas klausimas. Ne, nesakiau, blem pasakiau. Ne. 30 sekundžių. Darant manęs dabar. Dar matematika? Mano kompas. Ir dabar yra Gerai, matematika. Tomai, aš tau greitai nulaiką tiesiog. Aš sukti noriu. Oh my god, blem, aš tas sunkus, aš prašau, neiškriskit dar gerai. Lina suka ratą. Matėga? Jo. Ir dar sakė sunkus klausimas. Tiek to, jam sunkus, man. Dem. Ir turim praleisk. Nu va, taip nesunkiai, kažkaip niekam nereikia sportuoti. Ar dar kažkas nors sukat ratą? Gerai, sukam ratą. Suka. Tomas irgi ratą. Ne. Negi vėl bus praleistas. What? Rigged. Yes. Ar man reikia patikrinti, ar tikrai rigged? Aš nežinau, kaip tu nori, Simai. Važiuojam. Ne, nesukam, o važiuojam, klausim. Iš skaitmenų 2, 5, 7 ir 9 sudarykite 3 ženklį lyginį skaičių, kuris dalintųsi iš 3. Ką? Be reikalo sukau. Ką žinau? Skambutis. Nu, žiūrėkit, aš keičiau kalbą, sorry, nespėjau parašyti. Ar girdit mane? Ai, sako, kad gerai parašė, bet lietuvių kalbą rašė? Ne, ta prasme, aš parašiau jo su lietuvių, su nosiniam raidėm. Man toj pasakys Aš jau sukliuvau. Man taip sakė, parašyk vėl taip, kaip buvai parašęs. Bet taip buvau parašęs. Tada namuose švaru Karolina parašė 752. Svarbiausia, parašė net 3 ženklį, o 4 ženklį skaičių. Ai, tai iš viso, aš susivėliau, galėjau. Ir net nelyginė. Ir nelyginė, aš sakiau, man su to matėkom čia yra sukti. Aš manau, kad tau reikėjo gal sukti tą ratą. Atsisakau. O mano dalinasi? O dieve, aš tai net nežinojau. Nesidalina 752. Aš nemačiau, kiek buvo pas Karoliną Paliekam, kad dalinasi. 752 nesidalina iš 3. Nesidalina 752. Aš neatkreipiau dėmesio. Tai aš dabar ką tik pati save. Manęs nekviesk prie lentos, aš išeisiu. Šiaip gali būti, nekviesti. Ne, Simai, tu palsiek, šiaip neužilgo tuoj bus sugrįžimo raundas, tai palsiek ir žiūrėsim, kaip ten toliau bus, bet matematika pakišakoja, ne? Aš tai Simas. Karma paėmė mane, galėčiau dar nusikėti, vis tiek iškirtau. Tokį va. Norit sutrumpinu jums sekantį, norit jums sekantį trumpinu, kol dar esu klasėje. Gerai, atsisveikinam su Simu.
atsisveikinam iki Simai palsėk, tuo grįšim. Iki. Tai mano dalinasi ar ne, nes aš net nežinau, aš neskaičiavus. Nesidalina šiaip tavo. Nesidalina tavo. Ai, nu tai jo. O man tai gali pasakyti, Karolinai, kodėl nesidalina? Nes 7, 5, 2 kartu sudėjus šitas 3 skaičius gaunas 14. 14 iš 3 nesidalina. Nu, kaip, dalina? Tai yra atsakymas. Iš 3 dalina. Nice. Jo, 7,50 dalinasi, sako. Bet nebuvo 0. Nu, žodžiu, viskas ok. Nu, Karolina, šiaip 6 klasės, kaip manai, džiaugiasi savimi? Aš labai norėjau prieiti tą Praras dvejetą. Braukimo. Labai norėjau, nes aš labai gerai moku mintiną skaičiavimą, bet čia kas buvo, nežinau. Dėja, bet gal sugrįši, dar ne viskas prarasta, tai kol kas palisėk, ačiū dar kartelį kol kas ir tuos susimatysim. Nu ką, 3, stipriausi ir kaip tik mums liko vienas 6 klasės klausimas ir galėsim kažkuris praras dvejetą. Ok, istorija, kas dar turi, man tai nesukia rato? Aš tingiu sportuoti, žinok, važiuojant. Aš sportavau, žinai kada, gruodžio 29, tai man užteks. Nu gerai, žiūrėk, išsuk tą ratą, aš pažiūrėsim, išsuk ratą, pažiūrėsim. Sukam tavo ratą, man tai? Davai, išsuk ratą. Jau išsikrovė telefonus, tai išsuk ratą. Nu va, Jumping Jacks 15, man tai. Nedarys. Rašyk dvejetą. Ne, jeigu nedarysi, tai tiesiog nepraleidi klausimą, jeigu nedarai. Tai gerai, nepraleidžiu. Nespartuosi? Ne, aš noriu dabar, kad širdis man sustot. Ne, aš nežinau, jeigu tu negali, tai tu sakyk, jo, tada nespartuok, aišku. Ne, aš padaryčiau, kad aš tingiu, tiesiog aš žaisiu sąžiningai. Aš galvau, kad bus praleist klausimą, tai būtų patikti. 15 Jumping Jack, tikrai ne. 5 minutes later. Tomai, sveikas sugrįžęs. Man tas atrodo, kad jau po kitam pasauliu buvo. Klausyk, galiu dar 15 Jumping Jack padaryti. Nes jaunimas čia rašo čiatą, kad aš nepadaryčiau 15 Jumping Jack, dabar iš principų padaryti. Davai! Gerai? Žinoma, jo, gali, nu tai išsikai tą kursą. Ok, apšylam. Kojas matas? Įrodys jaunimai. Va, jo, matysim viską. Važiuoja man, tai visi palaik. 2. Nenumesk lempus. 6, 7, 14, 15. Nu va, padarė čatas, ką jūs dabar į tai? Ir įrodė, kad padarė. Bet su širdėm viskas gerai, jo? Ne. Gyventi. Bet mėgstinį reiks nusirinkti jau. Nu tai gaunas, kad praleidai kitą klausimą. Koks miestas buvo pirmoji LDK sostinė? Lemba galėjau nedaryti iš tikrųjų. Keblus. Šiaip nėra lengvas. Nėra lengvas. Atrodo, kad man tai bandai galvoti, bet tau nereikia. Tu praleidai klausimą. Žinau. Aš ištryniau. Buvau parašęs, bet ištryniau. Nu, rodom. Trakai, Krokuva. Ką man tai būtum parašęs? Būčiau visų pirma trakus iš didžiosios rašęs. O taip. Nežinau, šiaip pirmoji sostinė tai Kernavė buvo, ne? Bet pirmoji Boruta apskritai Lietuvos. Jo? LDK jį Boruta. Aš va čia, bet tada Kernavė trakai dviejojo. Geras. Aš net apie Borutą nieko nežinau. O trakai turbūt jau LDK. Nu, vat įdomu, žinok. Bet čia ir LDK, tai va ta Lietuvo didžioji. Tada LDK turbūt jo, tai trakai būtų. Man tai aš atsiemu žodžius apie tavo kebabinę. Tikrai, man išprūdo netyčia ir... Žiūrėk, tai dabar turi būti tas bonusinis, ne, su skaičiais. Jo. Tai jeigu, žiūrėk, tai aš padaryčiau taip, jeigu jūs mane nugalėsit šitam raunde kažkuris, tam leidžiu pasilikti. Jeigu kas nenugalės... Tai gerai, tai gaunasi, kad vienas kažkuris, jeigu nugali, tai tas ir pasilieka, kita nepasilieka, ne? O jeigu abudu nugali, irgi abudu negalės, vienas bus nugalėti. Mane skaičiuokit, aš esu NPC, jūs turit mane nugalėti. Gyvent kardai žaisim, davai. Yeah. Šiame etape dalyvauja visi neiškrito dalyviai. Tai šiuo atveju jūs 3 ir tik dalyvausite. Vienas jų turės galimybę panaikinti savo dvejetą. Ir dar to pačiu išliks žaidime teoriškai. Ekrane matysite matematinę užduotį, kurioje reikės sudėlioti žodžių rinkinį. Pirmasis dalyvis turintis galutinį atsakymą pakelia ranką ir mokytojui davus leidimą pasako savo atsakymo variantą. Jeigu atsakymas teisingas, dalyviui panaikinamas dvejetas. Jeigu neteisingas, jis neturės antro spėjimo, kurie tinkami ir valstybiniam egzaminam. Jeigu dar neturi, tai būtinai įsigyk su atgal siūlant 30 kodukų, galite įsigyti su 3% nuolaida. Ką nors paskolins skaičiuotuvą, ar turit visi? Tai realiai čia kova tarp Linos ir Tomo ir Katleris bandys neleisti jiem patekti. Tebūnie, žaidimas prasideda, pamatote ir sėkmės spręsti.
kažkur klaidą padariau, dabar backtrackint viską reikia. Blem, labai sunku backtrackint, esu sprendęs šitus, tai. Keliu. Lina kelia ranką. Lina, noriu išgirsti tavo atsakymo variantą. Jau sakyti? Taip. Sieninis kalendorius. Nice. Lina, sveikinu, toliau žaidime. Tomai, tuo atveju, per daug nenusimink, dėl to, kad mes iš karto turime ir sugrįžimo raundą, kur dalyvaus visi iškritę dalyviai. Man pirmas žodis, žinai, koks gavosi, šikninis. Vietoje K kažkodėl gavosi. Bet nebuvo raidės. Ei, sveiki visi dalyviai sugrįžę. Pieninis. Kaip klasiokas susitikimas, žiūrėk, po 15 metų. Šiame etape dalyvauja tik iškritę dalyviai, kurio nugalėtojas turės galimybę sugrįžti į pagrindinį žaidimą. Pirmasis dalyvis, turintis galutinį atsakymą, pakelia ranką, lygiai taip pat kaip ir per Kasiją. Ir mokytojui davus leidimą pasako savo atsakymo variantą. Jeigu dalyvio atsakymas teisingas, jis sugrįžta į žaidimą. O Vero Cafe, pačiu galite įsigyti gingerbread latte, bet kurioj iš 40 Vero Cafe kavinukių visoje Lietuvoje. Per dieną Vero Cafe pardavė 37 espresso, 54 latte, 53 cappuccino ir 36 juodos kavos puodelių. Kuris kavos gėrimas buvo populiariausias ir kokią procentinę dalį visų pardavimų jis sudarė? O jie gali skaičiuotuvus naudoti ar? Čia ne. Taip, Karolina turi ranką pakėlus. Ar sakysi savo atsakymą? Taip, turim 7,5. Čia procentų pasakei? Jo. Ne, Karolina. Mantelė, gal tu žinai? Tonku, nežinai tu? Gal tu turėtum žinoti toks dalykas, žinok, dirbai į kavinį kažką aktorium. Aš. Simonas Urbanas kelia ranką. O, sakyk. Nu, tai buvo latte populiariausias 30%. Simonas atsakė teisingai, Simonas sugrįžta, žinoma, tai buvo latte ir 30%. Taip, kaip mokykloje. Iki 3 klasės mokinaus, tada biški ir tada grįžau kažkur. Pirmas iškritai ir grįžai į žaidimą. Noriu visų pirma tai padėkot visiems, kad atėjot ir kad sudalyvavot. Tai tikrai man daug reiškia, kad dalyvavot mano žaidime šitam. O, nice. Valentos dabar, kodėl nelaimėjai? Kodėl nelaimėjai? Nežinau, žinok, po to kažkaip galvom, kaip taip durnai parašiau, bet turbūt tas stresiuko faktorius suveikia, nežinau, tik taip galiu paaiškinti. Ačiū dar kartelį tau. Fainai, kad smagu, kad pabandėjai. Man tai, sakyk, nesakęs, bet durnas klaidas tikrai padarei. Mano mokykloje pagrindinė būdavo pastaba, Mantas turi galvą, bet labai išsiblaškęs. Tai ar jauties, kad dabar tas pats buvo? Pasitvirtina šitas. Ne, kvailos klaidos. 10 praleidau, su ežiuku ten lempa. Ir tas pats pirmas darželio klausimas toksai. Man, pavyzdžiui, ten, kur sekėsi, aš dalyvavau žaidime visą laiką ir kaip prasidėjo ten istorijos klausimai ir visi kiti. Tada aš atrodo kvėpuot pradėjau. Buvo žymiai maloniau žaisti. Taip, nes jie... Kuo paprašiau, tuo sudėtingiau iš tikrųjų. Bet nieko tokio, labai ačiū už galimybę pažaist, labai smagu buvo ir linkiu sėkmės kitiem tėveliam, kad nueitų ir bent 8 klasiai laimėtų finalas įvyktų, ne 7. O už ką šiaip balsuoja, kas manai laimės? Nesąmoningas klausimas. Už Katlerę. Tai už draugelę, aišku. Ačiū man tai dar kartelį ir gero likusio tau sekmadienį. Ačiū jums. Simukai, šį kartą geriau pasirodai, bet ne per geriausiai. Jo. Niekada vyresnis. Mačiau, kad Simas atsiuntė į grupę apie bebrus kažką. Nori pasakyti, ne? Nori įsipasakot, man atrodo. Gali būt, kad noriu paskaityti, gali paskaityti. Aš iš tikrųjų labiau norėčiau mokytojų kambario argumentai išgirsti. Dėl bebriukų. Kurie iš tikrųjų tada gyvena, jeigu negyvena. Bus įdomu pažiūrėti šiaip, ką žmonės bežiūrėtum irgi mane, bet gerai, Simai. Ačiū dar kartelį. Ačiū. Jeigu egzistuos 3 sezonas, bandysi vėl. Tikėkimės, be bebrų tada. Gero likusio sekmadienio tau, iki. Ačiū, iki. Kita Karolina, dabar jau tave pašnekinsim. Kaip jauties? Tai kaip čia kaip tu taip suskaičiavai? Aš buvau parašęs bebrą, bet po to nubraukiau parašiau varlę, dabar galvoju, kad gerai. Prieš tai. Ačiū. Gerai, visą Karolina, gero likusio savaitgalio. Tomai, taip stengiais, taip kovai iš paskutiniųjų. Jo, ir aš galvoju, kad jeigu nebūčiau tuos 4 kartus iš darželio vaikystėje pabėgęs, aš būčiau atsakęs teisingai pirmą klausimą, nes turbūt tada man pabėgus buvo kaip tik tos temos. Gali būt. Ačiū labai, Tomai, kad sudalyvavai. Linkiu tau gerų knygų pardavimų ir daugiau knygų parašyti. Dėkui. 7 klasė. Lemba, čia kai žaidi minusą, žinai, ir kai yra 2 su 2 minusais ir 1 su 1, jau įtampa čia. Vienas pramest, vieną baudą pramest ir viskas krenti. Taip, tie 2 yra tokia įtampa, kad... Jo, jum tai čia turėtų šikna degti abiem.
Aš visą laiką su dviem buvau nuo pirmos klasės. Simonas jaučiu pavalgydama užkandai energijos biškį, ne? Nesvarbu, kuris laimės, ar sausio 19 galėsi sudalyvauti finale, jeigu laimėsit. Tai čia man to reiktų klausyti. Man tai klausimas. Aš galėsiu. Bet aš lošiu prieš komikus influencerius kaip tėvelis, ne? Aš savo žaisiu, ne? Ok, 7 klasė lietuvių kalba. Važiuojam. Parašykite trečio asmens tariamąją nuosaką žodį bristi. Man tas turi. Duokim O Simonai. čia galiu pagalbą? Pagalbą. Ne, viskas, Simonai nebėra jokio pagalbą. Simonai, nesugadink to dalyko, kad kai žmogus grįžta ir iškart iškrenta. Pagalvok dar biškį. Žiūrėk, trečias asmuo, jeigu kalbėčiau apie jį arba ją. Taip. Tai dar gal nori jam nuimti vieną, dvi. Nu, jis pirmas iškrito. Ne, aš jau parašęs senai, viskas gerai. Ai, tai važiuojam. Nu, tai pažiūrim, ką parašė. Brisk. Bristų. Simonas. Žodžiu, čia kažkoks užkikimas yra. Žmogus sugrįžta, aš nežinau, kelintą kartą jau taip įvyksta, kai žmogus sugrįžta, nesvarbu, kurioj klasėje ar kurioj pamokoj, jis visą laiką iškrenta pats pirmas. Galvoju, gal reikėtų kitais metais daryti, kad grįžta su 0 dvejus. Jo. Ne, Dabar galim sąžiningą lyderį atžvilgį. Gal galim, bet Nu, trumpam. trečia vieta, labai gerai. Realiai, jo, ne paskutinis, ne? Kaip ir sakai. Taip. Ja, tai su tom ir sveikinu, ačiū labai, kad sutikai sudalyvauti, netgi būdamas kitam pasaulio krašte. Ačiū. Ir kaip sakiau, iš tikrųjų, kad du mano lyderiai abu finale, taip kaip tikėjau, taip ir yra. Didžiausios sėkmės. Ačiū tau, Simonai. Ja, sėkmės. Viso, gerų atostogų. Žiūrėkit, aš dar noriu čia apginti jūs, žaidimo organizatorius, dėl pirmo klausimo, kad tos vaikai daug kas rašo su mėnu ir dukterėčios, ne? Visiškai neįmanomas klausimas. Nu, ta prasme, aš vis galvoju, ar čia galima padaryti kaip teisingą atsakymą. Negalima. Nes sesės vaikai yra su mėnu ir dukterėčios, ne tetos vaikai. Taip, Tetai vaikai yra sūnus ir duktė. Jie nėra dukterė. Ta prasme, mano tetai, jos vaikai yra sūnus ir duktė. Jie nėra dukterėčios, ne. Man labai patinka, koks tu teisingas bandai būti, bet, žinai, kartais savo pusė, kartais mūsų pusė, bet visą laiką nori rodyti savo tiesą, tai tom ir džiaugiuos. Ne, aš su mokytais daugiau ginčydavausi, negu namų darbus darydavau, žinok. Anglų kalba, turit problemų su anglų ar ne? Su viskuo panašu. 9-4 turėjau. Įrašykite praleistą žodį. We use žodį when to introduce a action that interrupts a longer action. Ir galimas variantas yra shorter, longer arba same. O blemba, čia biški irgi. Ai, nu čia taisyklė yra, aišku, jos nenuginčysi, bet jeigu logiškai mes tai gali ir taip ir taip. Bus įdomu iškirsti dėl to nuomonę, ką pasakysi, mano. Ginčysime, seniai. Ne, gal nesiginčy. Ir žiūrim, ką parašė dalyviai. Abu parašė A. Arba abu neteisingai, arba abu teisingai. Taip, pažiūrim. Galima būti neteisingai, man tinka, žinai. Abu parašė teisingai, nes atsakymas buvo shorter. O ką tu galvojai, man tai apie kokį kitą atsakymą? Tiesiog, važiuojam toliau. Gerai. Ilgai pasakyti. Plius žmonės nekantrauja. Koks kubo tūris, jei jo briauna 3 cm? Kubas, tūris. Metrais, davai pasunkinam, metrais turim išreikšti. Ne, aš priimsiu ir centimetrais. Nesąmonė. Jeigu abudu parašym, gal net aš. Lina galvoja dar. Ai. Jauties užtikrintas atsakymą man tai? Dabar jau nebekai jaučiu. Jeigu tu matai mano atsakymą, klausimą. Ne, aš sakiau specialiai nežiūrėsiu, nes noriu pasilikti savo intrigą. Ir atsakymas parašėm 27 ir 9. Ok. Kodėl, kaip Lina gavai 9? Nežinau. 3 kartus padauginai. Taip, kampa. Trūko padauginti datis, nes reikia ir aukštį sudauginti. Kur galiausiai gautume 27. Atsakymas buvo 27 iš tiesų ir... Valio? Šio epizodo nugalėtojas yra Mantas, o Lina lieka antroje vietoje. Lina, norėčiau pradžioje pasikalbinti ir paklausti, kaip tu ir kaip sekėsi. Šiaip labai faina. Visada žiūrint iš šono atrodo lengviau negu čia. Tai tie pusbroliai ir pusseserės ištaškė. Nu ir ta labai įtampa, kai jau turi 2 dvejetus, tai iš tikrųjų labai visą laiką ant tokios ribos. Viskas taip pat, faina labai. Ačiū, kad sutikai paaukoti savo sekmadienį vakarą, kad sudalyvauji šitam žaidime, tikrai esu dėkingas. Ir džiaugiuosi, kad toli nuėjai įrodyti juos ir savo, ką sugebi. Ir žinai, kur bėdos yra. Ačiū tau labai, Lina, viso. Dėkui, visą. Nu, mantukai, atėjai. Už tėvelius tiesiog laimėjo.
Aš neslėpsiu, galvau, ilgiau žaisim. Klausyk, duok man sunkiausią matematikos uždavinį, kokį turi. Sprendžiam ir išsiskirstam. Gerai, mokyti kambarį sako, to ir ruošiam. Pažiūrėsim. Matai užduotį? Matau. O bus čia sąlyga kažkokia? Ai, duokit. Tangentoidas funkcija, gerai. Aš galvoju, čia dar eis toliau, žinai, sąlygas kažkokias. Gerai, žinai ką, aš palieku savo šitą. Aš manau, tinka. Ne, tiesiog tagais. Galbūt ir 2-7, man atrodo. Nori padaryti lietuvių kalbos dar vieną? Nu, davai, lietuvių kalbos. Davai, paimkit sekantį lietuvių kalbos. Lietuvių klausimas, ar žinotum šitą? Sigitas Gėda. Ne, atsakymas Henrikas Radauskas. Gerai. Aš 10 klasės dar įmanom atsakyti, po to jau sunku, baisiai. Gerai, man tai dar kartą sveikinu, paskelbsim prizą, sužinosi ir tikiuosi, kad ateisi sudalyvauti finale ir įrodyti, kad geriausias esi iš visų kategorijų. Aš už tėvelius atstovėsiu, aš tau prisveikiu. Super, ačiū tau labai. Jo, esu labai dėkingas, reikia sudalyvavai. Aš parodys, kaip daro. Čia ne aš sen, čia Dievas. Iki man tai. Ačiū dar kartą, kad labai žiūrėjot. Be happy, būkite laimingi, gero likusio savaitgalio ir geros jums savaitės. Susitinkam kitą sekmadienį. Visą informaciją pranešiu YouTube community, postuose arba Instagram'e. Čiau, čiau!